Ponai Teisės akademijos studentai, pakartosime praeitą kursą. Taip. Taigi, kokios lygos pripažįstamos psichinėmis? Kursantas? Kursantas Velža. Psichinėmis pripažįstamos lygos, kai su viena vieta blogai. Va. Blogai. Nu. Kai su viena vieta blogai, lygos pripažįstamos venerinėmis. O lygos psichinėmis pripažįstamos tada, kai blogai su... Galva. Teisingai. Atsakė Balčiūnas. Puiku, Balčiūnai. Pavyzdys? Pavyzdys man labai skauda galva. Nesupratau. Ko? Aš nesupratau, kaip kaulas gali skaudėti. Nu, vat ir aš nesuprantu, galiu eiti. Stovėt viedai. Taigi, psichikos liga yra tada, kai vienas kalba, o kiti jo nesupranta. Suprantat? Ne. Aiškinu, pirmas psichinio ligonio tipas yra valstiečiai. Paprastai jie teigia, kad jie yra kovoję už Lietuvą ir jiem priklauso žemė. Ir jeigu šitoks valstietis teigia, kad jis buvo kovotojas už Lietuvą ir jam žemės sklypas priklauso žvėryne, jis yra kas? Psichinis ligonis. Neteisingai, ponai kursantai. Tie, kurie reikalauja žemės sklypo žvėryne, jie yra Seimo nariai. O tie, kurie reikalauja šalčininkose, va tie jau yra psichiniai ligoniai. Toliau, kitas tipas. Vienišius. Savo keistų ir konfliktiškų elgesių jie stengiasi priminti apie save aplinkiniams. Ir jei vienišiai aiškina, kad jis yra Lietuvos laisvė, Lietuvos dvasia ir brolybė, jis yra... Psichinis ligonis. Ne, nesumaišykit. Eilinis psichinis ligonis tokių žodžių net išvis nežino. A kokius žino? Aha. Žino Napoleonas, Cezaris, Šustauskas. Aišku? Aišku. Tai. O jeigu yra žodis Lietuva, reiškia tai yra eilinis Seimo Vytautas. Dabar aišku. Aišku. Puiku. Kitas tipas. Geradarys. Žmogus, kuris savo keistų elgesių stengiasi patraukti aplinkinių dėmesį. Jis priglobė benamis gyvūnus, katės, šunys, taip toliau. Paskui dovanoja savo daiktus. Ir jeigu toks psichinis ligonis geradarys sako, kad aš atiduosiu Viljamsą, atiduosiu už dyką būtingą naftą, atiduosiu Lietuvos taupomąjį banką. Jeigu toks geradarys sako, kad aš jums dovanosiu dar vieną valstybinę šventę, tik tai vėliavą peršiu juodu kaspinu. Jeigu toks geradarys jodina visus aplinkinius, jis yra kas? Psichinis ligonis. Nu, kaip čia pasakas? Jis yra konservatorius, bet kaip ir tuo pačiu metu, reiškia... Bet jūsų tai neliečia, todėl prašau nesumaišyti. Tai kad sunku nesumaišyti, kai taip norisi sumaišyti. Su kuo? Su žemėm. Negalima, ponai kursantai. Taip, klausytis toliau. Sekantis ligonio tipas.